Taip, 80 metų jubiliejaus proga, gal labai ir čia nepririšim, bet bent uždėsim, kad matytųsi sveikatos, laikykitės tvirtybės dar. Tai vat jums čia ir šitą palinkėjimą, prisiminus jūsų jaunystę ir jūsų entuziazmą, patriotizmą. Ar, Jonai, galite jūs perskaityti? Ar... Gali, štai skaitau. Nu, man toli čia padėti. Perskaitau. Aš paimsiu paskiau. Mes dar paskaitysim. Gerai. Labai jau čia tokia... Su trispalvė vėliavos, aviacijos veteranų ženklo. Labai jau čia gražiai. Ar galite sudėti va dabar ir saikantąją progą. Ten galima parinkti dydį. Taip, čia paskiau, aha. Jo, čia yra viliojas. Sumažinsiu tada, kad... Dabar bus gerai. Dabar bus viskai gal kiek geriau. Gerai, man atrodo viskas labai. Na tai gražu. Jeigu prisimenat pagal Dariaus Girėno gatvę, jo angaras buvo. Jo aro klubo angaras yra aerostotis. Jo. Ar geležinkelis dar čia buvo naudojamas, prisimenat jau? Šitą. Taip. Aha, tik tai šitą. Šitą. Nebuvo. Jau nebebuvo, jo, aišku. O dabar kada remontavo šitą angarą, ar prisimenat? Ne, čia labai senai. Aha. Aišku. O dabar Felikso Vaitkaus sutikime dalyvavot? Buvot, jo? Kada lūžo tribūna. Tribūnas lūžo, va. Čia yra vaizdai va, iš Felikso Vaitkaus sutikimo. Kokiu tą tribūną? Tribūnas nežinau, aš irgi žiūrėjau, labai daug žmonių pasiskleidę yra aerodrome. Čia yra aeroklubo angaras, čia aerostotis, čia peronas yra. Čia sutikimas buvo čia. Čia buvo, jo, toliau. Jo, prieš stotį. Prieš stotį, nes va čia dabar... Va čia ir buvo. Čia ir buvo. Čia mažai buvo. Dar mažai susirinkė. Čia va daugiau, matosi, yra ir va matosi kažkokia tribūna, matosi va čia. Jo, ir lūžo. Lūžo. Ta duksė kalbėjo, ką muziejai. Ta atsimenu, kieno Žemaičio. Jinai minėjo savo, kad lūžo. O gal jūs prisimenat, kas ant tiltelio buvo, čia buvo tiltelis įėjimas į aerostotį su tokiais betoniniais turėklais. Kas ant tų turėklų viršaus buvo? Ar buvo kokios, nepamena? Turėklai buvo plento, ne? Ne, per tiltelį, tiltelis į aerostotį. Aš iš kitų neatsimenu. Neatsimenat jo šito, jo? Čia vėliau jau jų nebuvo. Nebuvo jau jų, aišku. O čia prie aerostoties tokios klombos yra gėlių, ar čia aikštelės, nepamenat, kas čia buvo? Čia senosios, jau aš moteriškai 37 nebuvo. Nebuvo, O dabar prieš aerostotį čia yra du tokie pastatai, nepamenat? Tai čia yra matematika. Jo, ne, tai to universitetą žinau, bet čia nedidelė vieno aukšto tokie barakai, kam jie buvo naudoti, nepamenat? Jaunoj pusė. Jaunoj pusė. Aerodromo. Ne aerodromo pusė, ne, prie universiteto į tą pusę. Tai jie nepriklausė. Jau už gatvės. Už gatvės, taip. Neatsimenat jo, aišku. Nu va čia vadavo įgis sutikimas, tai va taip turbūt va ta, sakykim, kursų lūžio tos tribūnos. Jisai buvo.
tas buvo. Jūs sakėte, kad stebėdavot karinius lėktuvus ir vedėt užrašus jaunuolis su draugais Aleksoto kapinių zonoje, taip? Ne, aš dar apžiūrėjau. Arčiau dar įsigilino, jo. Po pirmą namas mūsų, mes gyvenom metus iki 38 metų. Ten buvo, kur buvo tada tyrimai, Valžygino. Buvo tyrimai. Ir prie mūsų namą leidžiasi. Mokomėjai. Pirmas namas buvo medinis, o dabar gal prisistatė. Į kairę, prieš pat geležinkelį ir aerodromą. Buvo čia pirma, tas fortą. Forto centrinio įtvirtinimo tas pylimas buvo. Visų, čia yra. Čia yra, čia va. Va čia va tas pylimas yra, o čia yra aerodromas 44 metais. Čia jau vokiečiai, kai pastatė, daugiau pastatyta, kai buvo prie Iliškių buvo pastatyta, išplėsta, ir paskui tas šiaurės vakariniam kampe prie griovos, kai buvo pastatyti. Čia dar gyrė. Va, čia pirmas namas ir buvo mūsų. Aišku, dabar būtų ūkio valdyba ten pastatyta yra, jo, ten būtų. Medinis buvo, jo. Privatus namas. O vokiečių laikais prisimenat aerodromą, tekę būti vokiečių laikais aerodrome? 41. Tik tai, kai tiltas susprogdino. Tada, o paskui ne, bet buvo prieš karą. O rusai 41 metais buvo tvorą atvėrė jau aerodromą? Ne, aš 44. Ai ne, mes iš karto pakliuvome į kalėjimą. Lapkričio 7 jau kalėjimą, o iki to laiko nespėjom. Tai tvoros aptvėrimo neprisimenat, kada buvo aptverta tvora, lentinė tvora? Čia rusai mėgo. Jo, rusai aptvėrė taip tą tvorą. Jie mėgo visą laiką. Aš galvoju, tik tai ar spėjo 40-41 aptvert, ar tik tai aptvėrė jau 44. Ketvirtis aptvėrė. Nes Balčiūnas grįžo iš kariuomenės, tai buvo tvora aptverta, buvo jau. Jau jie įsitvirtino gerai. Jie visur.